Vyrukas, vardu Andrius, jis turi mylimą merginą. Jau 21. Mėgsta fizinio darbo, bet moka dirbti programom įvairiom. Klausau? Alio, labas vakaras. Labas vakaras. Ar aš kalbu dabar su Andrium? Taip. Andriau, sveiki. Radau jūsų skelbimą, laišką dėl jūsų gabumų dirbti 3D Max ir panašiai. Aha. Turite minutėlę šiandien dabar, aš noriu pakalbėti su jumis. Galite. Sakykite, kiek profesionaliai jūs mokat? Man reikėtų pagalbos jūsų. Jūs pats mokinat, ar jūs ir dirbat, nes man iš esmės tai labiau reikėtų darbuotojo negu mokytojo. Šiaip aš galėčiau viską. Su kokiamis programomis jūs dar... Šiaip, kaip aš suprantu, pagrindas tai man yra reikalingas, tai būtent programos posterių gamybai, ar ne? Toliau viskas, kas yra susijęs su grafika, daugiau ar mažiau. Jūs, jeigu 3D valdės, spėjų 2D paprastai jums, ar ne? Čia skirtingos sritys, bet taip. Ar su Photoshopu jūs susipažinęs? Su nuotraukų koregavimu būtent? Taip, labai gerai. Labai gerai. Kiek metų jums? Aš kiek jau žinau, tai 20, ar ne? Taip. Ar kiek laiko užsiemat jau šituo? Nuo 16 gal 17. Ai, tai visai gudės tada, aš kaip suprantu. Taip, turiu patirties. Aha. Sakykit, o jūs iš čia Vilniuje esate, ar ne? Aš Kaune. Ai, Kaune. Jo. Aš kai atvažiuočiau į Kauną, būtų smagu šiaip akis į akį susitikti, pasimatyti, dėl to, kad aš nežinau, o iš tikrųjų su dokumentais yra tekę dirbti kada nors. Kokiais dokumentais? Ruošti dokumentus kokios nors daryti. Jūs pats teisės turit, Andriau? Kaip? Teisės pats turit? Taip, turiu. O, sakykime, jūs sakėt, su Photoshopu draugaujat, bandėt gal savo kada nors šiaip dėl smagumo tiesiog amžių keisti gal dokumente ar panašiai? Kad man to kažkaip niekad nereikėdavo. Bet jeigu man to reikėtų, jūs galėtumėt man padėti? Taip. Šiaip... Nėra sudėtingas tai darbas. Gal labai sudėtingai atrodo. O iš tikrųjų viskas paprasčiau, ar ne? Sakykit, dabar esmė tokia, o tai ar lietuvių, ar užsienio kalba tai nėra svarbu, ar ne? Užsienio tai tik tai anglų, nebent. Nes dabar papasakosiu trumpai esmę. Mums yra reikalinga padaryti keletą pasų. Tai yra ES prancūziški pasai. Aš turiu vieną originalą, man pagal jį reikia padaryti dar kelias kopijas. Pradžiai paprašysiu vienos, jeigu pavyks gerai, aš manau galėsim daugiau. Bet tai aš manau, kad čia spausdinimo... Aš neprašau spausdinimo. Man reikia būtent grafikos darbo. Ar tu esi smulkmeniškas, Andriau? Taip. Tu kruopščiai dirbi, ar ne? Taip. O ar plepus esi, Andriau? Žiūrint kokią temą? Ta tema, kurią aš dabar su tavim kalbu, tikiuosi tarp mūsų ir liks. Ar gerai, Andriau? Suprantu. Džiugu, kad tu supranti. Tai ar teko kada nors gaminti, gal juokais ar draugams kokį nors dokumentą? Dar dokumentą neteko, bet šiaip nuotraukų tai teko. Tai žodžiu, kaip sakant, tau reikės dar kažkokį žmogų, kuris parodytų pagrindus, ar ne? Gerai, kiek kainuoja tavo darbas? Kiek kainuoja valanda? Tokiam reikalui, tai manyčiau, kokie 400 eurų. 400 eurų? Čia už vieną mes skaitom dokumentų darbą, ar ne? Už 1 valandą, nes čia reikia specialių pažinčių ir specialus pasiruošimo dar. Tu nori pasakyti, kad tau be tavęs reikės dar kažką įtraukti darbą? Į darbą nieko nereikės įtraukti, bet man pačiam per kitus šaltinius reikės kažką susižinoti.
Būtent ką aš noriu žinoti iš anksto. Tai čia tokie specialybiniai tik tai dalykai. Pavyzdžiui, Tiesiog aš kaip dar dokumentų nepadirbinėjęs, tai tiesiog susipažinti kaip... aš ir neprašau tavęs padirbinėti dokumentų. Aš prašiau tavęs sukurti kopiją. Tai čia paprasčiausiai galima nuskanuoti. Gerai. Aš nenoriu to įvardinti kaip dokumentų padirbinėjimų, nes mes dar jų nespausinam, teisingai? Mes gaminame savo elektroninę versiją, kurią galbūt spausdinsim, galbūt turėsime kaip pavyzdį, ar ne? Taip. Tai, žinok, kaip ir tu tikriausiai nenaujokas, aš irgi nenaujokas šitam darbe. Ir dėl to noriu tavęs paklausti, kokių išorinių šaltinių tau dar reikia. Svarbiausias tai būtų turbūt pasitart su mergina. Prie ko čia mergina? Čia nebobų reikalas iš visų yra. Ne. Čia yra toksai asmeninis reikalas. Aš tau galiu pasakyti, jei visiškai dalampački, iš kur tu babkės trauksi. Čia yra mano ir tavo reikalas. Žinok, bobos jos plepės yra. Siūlyčiau, žinok, kad tai būtų konfidencialu tarp mūsų. Jums reikėtų nueiti tokio Andriaus Ražauskio seminarą, kai ką pasiklausyti ir daug sužinotumėte apie moteris. Čia toksai kaip patarimas. Būk geras, Andriau, be patarimų. Pasikalbėkim. Tai boba yra vienintelis, su kuo norėsi tu pasitarti dėl savo darbų. Jo. Gerai, jeigu 400 eurų valanda, kiek tu galvoji užtruksi ties vienu darbu? Kelių dienų bėgis turėtų būti. Tai grubiai įvardink sumą galutinę. Tai keli... Tai paskaičiuosiu. Koks 30 000. Tu juokauji? Nejuokauju. Aš tau galiu pasakyti, normali kaina yra 3000 eurų, mes imam už pasą. Tai galiu pasakyti tik tai tokį dalyką, kad mes sutarsim už 30, jeigu kalba bus kiekvieną kartą, kai man reikės pataisimų, tu darbuosies, o pataisimų bus dažnai. Tai vis tiek už tokią kainą ir visos garantijos būtų ir taip toliau. Garantijos kokios? Ta prasme, kad jisai bus tas dokumentas kuo originalesnis, pataisimai visą laiką įmanomi ir, nežinau, čia reikėtų akis į akį aptarti. 30, žinok, vis tiek per daug yra. Aš tikrai nevažiuosiu dėl to su tavim tartis. Aš manau, kad sutarkim taip. Tu pagaminsi kopiją už 10 ir kiekvieną papildomą versiją, kurią man reikės gaminti, tu ruoši už 400 eurų. Jo. Tada mes galim kalbėti. Ir tada galiu netgi valandos bėgi būti Kaune. Bet tada vienas klausimas, tai čia neradistai? Tau aš panašus, kad juokaučiau? Aš į trečią žodį supratau. Iš trečio žodžio supratai? Iš karto čia jau visai. Kodėl tu tai, kaip tu iš trečio žodžio supratai? Atverk man mano klaidas. Tas balso tonas, balsas, visas ta šnekėsina tokia 100 kartų jau girdėta. Bet mano balsas pakimęs dabar. Vis tiek tau tai, kaip sakom, nemotais? Tai vis tiek čia per telefoną net girdys jau toksai dalykas. Supratau. Tai Andriau, nežinau, pavykęs, nepavykęs pokalbis, bet kokiu atveju linkėjimai tau nuo Antano, linkėjimai tavo merginai. Gerų mokslų, matau tavo aukštas vidurkis, tokį ir palaikyk. Gerai, ačiū labai. Dėkui tau už pokalbį, iki. Gerai, iki. Įdomus čia pokalbis buvo. Įdomus. Gerai, paklausom, kas mūsų laukia.